Sveiki, tokią gražią vasaros dieną. Vasara, primenu, yra tas laikas, kai labiausiai trūksta kraujo, nes žmonės tiesiog atostogauja ir nesusiruošia jo duoti, bet šiandien mes kaip tik pamatysim, koks yra kraujo kelias ir kaip veikia nacionalinis kraujo centras. Tai štai, Žolyno gatvėje kraujo kelias prasideda čia. Čia yra Nacionalinio kraujo centro direktorius Daumantas Gutauskas. Sveiki. Sveiki dar kartą. Na ir pradėsime matyti. Taip, esam dabar donorų priimamajam, čia prasideda kraujo kelias, per čia ateina visi donorai ir pildo donoro anketą pirmiausia. Ja galima pildyti popierinę, kaip ir jums duosim, arba elektroniniu būdu. Su programėlė daug paprasčiau ir greičiau užtrukau gal kokią minutę įsiregistruoti. Tiesiog reikia keletą mygtukų paspausti, visą kitą jau automatiškai būna supildyta ir registracija pavyko. Kraujo grupė yra žinoma, rezusas žinomas, kel antigenai žinomi, dabar beliko tik tai hemoglobino kiekį sužinoti. Moterims dažnai būna problemos, nes dažnai jos linkusios anemizuotis dėl įvairių fiziologinių priežasčių, o taip pat ir... Au! Taip, tai kadangi baigėsi gydytojo apžiūra, viskas tvarkoja, einame duoti kraujo. Leiskit kumštį. Jeigu keistųsi savijauta, sakykit, aš jau... Gerai, labai malonu iš karto pasidarė. Oi, dėkui, dėkui. Ačiū Jums labai. Ir gražaus laukimo. O dabar atėjom į centrifugavimo kambarį, tai centrifugos, aišku, mūsų yra, neseniai jos pakeistos, nusipirkom ir dabar, ko yra gerai, kad pas mane nebedreba kabinete lubos. Anksčiau, žinokit, iš tikrųjų, ir stalas sudrėbė taip, tai šitas labai maloniai, švelniai sukasi, o rimtąją dalį tada gal jūs, Audra, ir papasakojate. Matosi. Iš ryto to gavimo nematėt, iš ryto mes gaunam... Mano yra tiksliai pašuko kabinetas. Susidėliojam pagal laiką, kadangi perdirbimas iki plazmos sušaldymo pabaigos turim tirti 24 valandas. Susidėliojam pagal laiką, atitinkamai tada į kibirėlius balansuojam ir pradedam centrifuguoti anksčiausiai paimtą. Programos nustatomos automatiškai. Vienu mygtuko paspaudimu. Ir dabar pasižiūrėkime, ką turim. Čia jau po centrifugavimo. Vežimėlio reikia arčiau, kadangi jos reikia nesupurtyti nei kiek. Labai atsargiai sulaikė kvėpavimą. Taip, dar reikėtų ateiti pažiūrėti, kaip centrifuguota trombocitą veža apsikabinę vežimą, kad tik niekur nesuteliuskuotų. Na, bet gaila dabar neturim. Ir kokioje temperatūroje mes centrifuguojam? Jau yra šaldoma šiek tiek? Ne, eritrocitai 22 + -2, kaip viskas. Trombocitas irgi ir šaldom centrifugas tik tada, kai centrifuguojam plaudami eritrocitus, tada jau +2 + 6. Arba ruoždami krioprecipitantą, irgi +2 + šitokioj temperatūroje. Tada jau centrifugą šaldom prieš tai. Va, ir pakrautas vežimėlis važiuoja į kraujo komponentų skyrių, kuriam
mes irgi toje apsilankysim ir pamatysim, kaip su separatoriais yra atskiriami kraujo komponentai. Atėjom į mūsų kraujo komponentų atskirimo patalpą, kur, kaip mato, darbuotojas su separatoriais atskiria kraujo komponentus į eritrocitus, trombocitus, leukocitus, kurių nepanaudojam, ir kraujo plazmą. Tai dabar parodysim jums visą procesą. Va, iš pradžių bus išspaudžiamas kraujas mažu aparačiuku. O kam reikalingi 7 segmentai? Tam, kad mes turėtumėm kraujo pavyzdžius. Jeigu kas nors būtų neaišku, kas nors atsitiktų, tai mes turėsim 7 segmentus su individualiais numeriais ir bet kada galima pasižiūrėti, koks tas kraujas buvo, pertirti jį. Čia turime kraujo separatorius, tai keturgubą maišų sistemą, kabiname į jos vietą, tuomet užspaudžiame ir automatiškai atskiriam 3 kraujo komponentus, neminiu leukocitų, nes jų nenaudojame. Bet dabar kaip tik ir parodys. Plazma, trombocitai ir eritrocitai. Taip. Eritrocitų panaudojame 100%, kiek surenkame. Trombocitų kaip jau pasiseka, o plazmos Lietuvoje yra sunaudojama 10% klinikiniams tikslams ir 90% eina frakcionavimui, tai yra vaistų gamybai. Procentas iš tikrųjų mūsų yra labai neblogas lyginant su kitom išsivyščiusiam šalim, nes kuo medicina yra labiau pažengus ir kuo šalis ekonomiškai yra geriau išsivyščius, tuo mažiau tiesiogiai plazmas panaudoja, vietoj to naudoja vaistus. Taip kad 10% yra tikrai geras lygis. Pavyzdžiui, tokioje Serbijoje yra plazmos panaudojama 100%. O. Taip. Čia esam pasiruošę 4 donorų trombocitų, leukocitų sluoksnius ir vieno iš jų plazmą sukauptųjų trombocitų ruošimui. Jeigu būna užsakymas, tuomet, kai sulaukiam visų laboratorijos tyrimo atsakymų, tuomet ruošiam sukauptuosius trombocitus. O dabar eisime prie mūsų greito šaldymo šaldiklių, kur parodysim, kaip šaldoma plazma. Prašom. Taip, tai temperatūra, kaip matot, yra įspūdingai žema, 75 laipsniai, o greito šaldymo šaldiklis atšaldys iki -80 mūsų kraujo plazmą. Tai šviežia kraujo plazma yra sukraunama, kaip matot, ir bus prispaudžiama tokiu presu ir momentiškai atšaldoma. O po to, aišku, keliaus į plazmos šaldymo patalpą, į kurią mes irgi vėliau eisim truputį atvėsti. Dabar parodysim jau užšaldytą plazmą, taip, Audra? Taip atrodo ištraukta iš šito greito plazmos ledų maišeliai. Kaip matot, jie yra supresuota. Aha. Supresuota ir iš tikrųjų jau kai yra plazma užšaldyta, reikia kuo mažiau ją judinti, nes yra mikroįtrūkimai darosi labai lengvai, kai yra sušaldyta ir kai yra jau mikroįtrūkimai, mes nei klinikiniams tikslams, nei farmacijai po maišiuko jau panaudoti negalim. Taip kad labai stengiamės saugot, šiaip yra normalu pagal tokią pasaulinę praktiką apie 10% dūžių. Tai jau 10% reiškia pasimeta, bet pas mus nacionaliniam kraujo centre yra apie 2-3%, sakė plazmos saugyklos vadovė. Prašom. Po kraujo komponentų atskirimo skyriaus atėjom į laboratoriją, kur parodysim jums, kaip yra iš kraujo mėginių nustatomos infekcijos. Tai mūsų skyriaus vadovė Aušrytė truputį papasakos plačiau. Dabar esame imunohematologijos skyriuje, po to eisim į molekulinį, ar ne? Molekulinę. Tai iš esmės mes dabar esame imunohematologijos laboratorija, kur mes nustatinėjame kraujo grupės kraujo donorams ir kitus privalomus tyrimus atliekame. Tai kraujo grupės yra nustatinėjimas kiekvienos donacijos metu, nepriklausomai nuo to, kiek donoras eitų. Ta prasme, jeigu jis į metus ateina vieną kartą, tai vieną kartą, jeigu jis ateis 6 kartus, tai 6 kartus ir nustatinėsim kraujo grupę. Ar tai reiškia, kad kraujo grupė gali pasikeisti? Ne, jokių būdų, jinai yra prigimtinė. Su kokia gimėme, su tokia ir numirsime. Tai viskas, kaip matote... Bet tiesiog pagal reikalavimus mes turim nustatyti, tokie yra reikalavimai, taip, kad nepraeitų. Teisės aktais viskas yra reglamentuota, tai
Ta prasme, kaip yra numatyta, taip mes ir atliekame. Tai, kaip matote, atlikimas yra automatizuotas, rankiniu būdu nieko nenustatinėjama, visus vaizdus matome monitoriuje, gauti tyrimo rezultatai yra patikrinami, jeigu yra tinkami, yra validuojami, persiunčiami į informacinę sistemą mūsų, į vieną ir kitą, taip vadinamą informacinę sistemą e-progresą, tai yra mūsų įstaigos donorinė sistema, į kurią sueina visi tyrimo rezultatai ir tada jau priklausomai nuo to, kokie yra gaunami, kurio komponentas išleidžiamas arba ne. Mūsų pagrindinis tikslas yra koks? Donorinio kraujo surinkimas. Tai yra išgydyti žmogų, palaikyti sveikatą arba išgelbėti gyvybę. Na? Ir tai yra kraujo transfuzija. Taip. Tai vat mano kolegė dabar ir daro parinkimą. Tai yra atsiųsti kraujo mėginiai iš kažkokios ligoninės, sakykime, tam tikros Lietuvos ligoninės į mūsų įstaigą su tikslu parinkti kraują, donorinį kraują transfuzijai. Ir štai mano dabar kolegė tai atlieka. Tai vat akivaizdžiai yra, jeigu parodysiu, tai va šitie mėginiai su violetiniais kamšteliais, tai yra recipiento kraujas. O va štai šitie segmentai, tai yra mūsų donorinis kraujas, eritrocitai. Ir mes dabar tą patinam. Tai yra, imam ligonio plazmą, va ta atskirta dalis, kur yra. Irina, atsiprašau, gali kelt mėgintuvėlį, tu pakelk. Mėgintuvėlį va šitą. Kaip matote, va šita plazma yra skirta. Tai va šitą plazmą tą patinam su donoro eritrocitais. Ir tada mes galime pasakyti, ar yra tapatu, ar galima perpilti, ar negalima perpilti. Tai laboratorija pas mus nacionaliniam kraujo centre yra centralizuota, ją suvažiuoja visų mūsų skyrių kraujo mėginiai ir naktį, maždaug iki 2 valandos nakties, yra pilnai ištyriami ir rezultatai vėlgi pasklinda po visą Lietuvą, kad galėtumėm jau ištirtą kraują išdavinėti Lietuvos gydymo įstaigoms. Bet tai jūs ir dirbate tada vos ne 24 valandas? Beveik, taip, nes darbą baigiam gana vėlai, o prasideda darbas anksti. Labai anksti. Taip, tai dirbame pamainom, per COVID nenetgi buvom padarę laboratorijai 3 pamainas, kad žmonės nebesusitiktų tos grupės, užsikrėstų vieni, reiškia, kad kitos dvi. Taip, tai buvo suskirstyti srautai, dabar aišku to nebeliko, bet jeigu pablogėtų situacija, tai mūsų laboratorija visada vėl pasiruošusi dirbti srautais ir tirti kraują, kaip minėjau, kuris atvežamas iš visos Lietuvos. O kodėl yra centralizuota, tai labai ekonomiškai efektyvu. Neturėti keleto laboratorijų, tai transporto išlaidos tikrai nesiekia nei šalia tų išlaidų, ką mes turėtumėm. Kad vien toks aparatas, nes laikyti keliasdešimt tūkstančių matyt kainuoja. Be jokios abejonės, tarp kitko aparatai irgi yra panaudiniai, skaičiuoti reagentų kainą. Laimėtojas pastato 3 metams ir jeigu po 3 metų nebelaimi, aparatus pasiema ir naujas laimėtojas pastato savo reagentams pritaikytus aparatus. Tai ne tik šito įstaigoje, bet apskritai Lietuvoje gerai, kad yra išgyvendinta praktika, kai aparatas būdavo nuperkamas ar netgi, taip pasakius, padovanojamas ir pririšama įstaiga 10 metų prie reagentų, kurie tinka tik tai tam aparatui ir tada, kaip įsivaizduojat, kainą jau galima nustatyti bet kokią. Tai tas ne tik mūsų įstaigoje, bet apskritai jau išnyko ta praktika, gana jau visur yra panaikinta ir labai džiaugiamės, kad galim už tikrai pakankamai gerus pinigus, ta prasme nedidelės sumas padaryti pasaulinio lygio tyrimus. Mes dirbam su geriausiais aparatais, jūs nerasit kažkokių tai, yra žinoma kitų gamintojų, bet technologija pas mus yra visiškai pasaulinio lygio. Bet kiek pastebėjau, tai Ebboto daugiausiai. Eisim į molekulinis ten Roche. Ten Roche'as. Taip. Bet čia va kiek praėjo. Taip, žinoma. Nu va, norėjot ne Ebboto, tai prašom Roche'as. Tai gal Aušryte jūs gerai? Tai kaip ir minėjau direktorius, tam, kur mes buvom serologijos laboratorijoje, tai ten analizatoriai tyrė infekcinius žymenis. Pagrindai yra tyriami 4 infekciniai žymenys. Tai yra hepatitai B, C, sifilis ir žyvas. Ja. Tai kai serologijoje mes ištiriam vakare, dirbam, kaip ir minėjo, iki kol ištiriam, nėra taip, kad mes galim palikti mėginių. Mes juos ištiriam, jeigu gaunam teigiamus mėginius,
mes juos turim išsiųsti patvirtinamiesiems tyrimams atlikti papildomiems, o tie mėginiai, kurie yra gaunami neigiami, jie tada yra tyriami molekuliniu būdu būtent šitoje laboratorijoje. Čia yra kaip ir paskutinis etapas, ištyrimo etapas, kuomet mes galim pasakyti, kad tas kraujo komponentas yra saugus, sakykime. Tai va, tai čia mes vėlgi darom... O paskui tie žmonės, jeigu nustatomas kažkuris iš tų 4 infekcijų, informuojamas kažkokiu tokiu? Taip, vienareikšmiškai. Informuojamas irgi ne kaip nors raštu ar telefono skambučiu, bet dėl duomenų apsaugos paskambina administratorė ir pakviečia žmogų pakalbėti su gydytoju. Ir gydytojas jau akis į akį, kai nustatom, kad tai yra tikrai tas asmuo, jam praneša apie infekciją. Nėra jokių kitų būdų, tik tai tiesiogiai žmogui perdodama. Taip, o čia turbūt įspūdingiausias mūsų aparatas dydžių. Bent jau dydžių, tai tikrai. Taip. Ja. Tai čia yra Roche firmos COBAS sistema. Čia yra molekuliniai tyrimai, kai atliekami, kai mes nustatom jau patį virusą. Tai jeigu mes serologijos laboratorijoje nustatinėjom antikūnius, sakykime, prieš tam tikrą infekciją ir nustatom, kad jis yra neigiamas, atseit nėra, tai čia mes jau nustatinėjom patį sukėlėją, patį virusą, tikėdamasi galbūt, kad jisai, nėra lango periode. Jo, ta prasme, jeigu gaunam neigiamą, tai vadinasi, tas kraujo komponentas jau yra tikrai galimai tinkamas naudojimas ir saugus. Tai va, čia mes tyriam, irgi, kaip minėjau, hepatitą B, C, živą ir dar papildomas 2 infekcijas, tai yra parvo ir hepatitą A. Čia dar 2 papildomos infekcijos, kurios pas mus yra nustatomos molekuliniu būdu. Daugiau niekur šitos 2 infekcijos Lietuvoje kraujo donoram nenustatinėjimas, kaip pas mus. Taip, bet tas iš esmės labai kainos neiškelia, o mūsų tyrimą padaro gerokai kokybiškesnį. Taip, ir jo labiau, kad galima su to pačiu analizatorium tiesiog susiprogramuoji, kiek tų tyrimų nori nustatyti. Iš 96, ar ne, puluojam? Taip. Reiškia, ne po vieną tyriame, o yra sudedama 96 į plokštelę ir tada, jeigu yra randama infekcija, dalinama iš 2, ar ne? Taip, jau tada darom rezoliuciją. Ta dalis dar iš 2 ir taip sumažinam iki vieneto. Tai yra labai gerai, nes susitaupo krūva lėšų, kadangi nereikia po vieną tirti, iš pradžių 96 ir jeigu jie visi praeina kaip neinfekuoti, tada tai yra tik tai vienas reagentų panaudojimas. Dėl pačių kainų, tai irgi aš vis tų skaičių nelabai gerai atsimenu, bet kiek kitose įstaigose kainuoja tas pats nustatyti? Šiaip mūsų molekulinis ištyrimas vienos donacijos dėl visų minėtų infekcijų, tai yra 5 infekcijos, tai yra apie 8 eurus. Čia mūsų savikaina tokia. Tai yra vieno tyrimo kaina. O kiekvienoje, sakykime, atskiruose poliklinikose ar kitose ligoninių laboratorijose, kur yra mokami tyrimai, tai vieno tyrimo kaina, tai, sakykime, yra 50-60 eurų ribose. Oho. Taip, tai įsivaizduojat, kiek kartų pigiau mes padarome. Vieną infekciją, tai jūs galite įsivaizduoti, kokia suma susidaro. Taip, atėjom į plazmos saugojimo patalpas. Už mūsų yra plazmos kameros duris, kur minus 26-28 laipsnių temperatūra yra saugoma plazma, kurią matėm kraujo atskirimo skyriui. Ir plačiau truputį apie skyriaus darbą ir visą saugyklą mums papasakos skyriaus vadovė Jovita. Taip, plazma yra priimama iš skyrių, tai yra iš Klaipėdos, Panevėžio ir mūsų Vilniaus skyriaus ir perdodama saugojimui. Čia šiuo metu yra saugoma plazma. Ta saugoma plazma yra, jeigu tai yra išduodama klinikiniam naudojimui, tai būtinai turi būti karantino laikotarpis praėjęs, turi būti 6 mėnesiai pakartotinis donoro sugrįžtamumas. O jeigu mes ją naudojam, sakykime, kitais tikslais, tai yra farmaciniais tikslais, parduodam kaip pradinę žaliavą kraujo preparatų gamybai, tai tiesiog vykdom viską pagal sutartinius reikalavimus su
gamintojų frakcionuotojų. Bet plazma negali būti saugojama ilgiau negu 3 metus, nes kitaip jinai jau išeina iš galiojimo laiko ir aišku, jinai netampa bevertė, iš jos dar galima pagaminti reagentus, pavyzdžiui, arba panaudoti moksliniams tikslams, bet jau jinai netinka nei klinikiniam panaudojimui, nei farmacijai. Taip, tai tada ką, iš karto ir užeinam, ar ne? Kokiamis sąlygomis yra saugoma. Kaip matot, šiuo metu čia yra taburas, tai yra buferis, tarpinė zona, kur yra -22, sakysim, šiuo metu temperatūra, mes žinom, tai yra... Labai įdomu. Prašom. Čia saugojimas nevykdomas, kadangi... Taip, čia tik tai prieškambaris, kuris yra gana šiltas. Šiltoji kameros dalis. Vita užtrenkia, nebeišeisim, skambinam. Yra, pati kamera yra sudaryta iš 2 dalių. Taip, ir matot. Pirma kameros dalis. Ne, nebe taip ir šalta. Užeikit čia irgi. Nebe taip ir šalta. Šitą plazmą yra saugoma sudėta ant padėklų ir saugojimo dėžėse. Tiesiog yra paprastas, kaip sakyt, sandėlis. Vėsokoka. Kiekvienas plazmos maišelis turi savo vietą. Galima atsekti priklausomai nuo donoro, tiesiog suvedus atitinkamai sistemoje donoro kodą, mes pamatysim, kurioje vietoje yra tas plazmos maišelis. Dėžės yra sužymėtos, taip, sunumeruotos, kiekvienoje dėžėje yra tam tikras skaičius plazmos maišelių ir saugoma prie -25 ir žemiau. O dabar darome rinkos apklausą, neuždarykit gerai, darom rinkos apklausą ir statysime robotizuotą kamerą, kad nebereikėtų žmogaus jėgos, taip kaip ir minėjau, dalis plazmos ir sudūžta dėl to, kad yra judinama. Tai viršui važinės robotas, kuris paims tą dėžę konkrečiai, kurios reikia, pasikels į viršų ir jau pristatys iki čia. Reiškia, žmogus į vidų jau nebeturės patekti, nebent, aišku, ten valymai, jeigu persikraustimas ar atšildymas, bet procese technologiniam jau nebereikės jokios žmogaus jėgos. Taip. Ir šalti taip. Ir šalti taip nereikės, taip. Kas iš tiesų yra visai malonu porai minučių. Čia mes saugom ir mėginius. Ne tik pačius plazmos maišiukus, bet ir mėginiai yra saugomi. Tai yra mūsų pagrindinė saugojimo patalpos. Šita kamera yra šiek tiek žemesnė, mažesnė, bet matot, šiuo metu mes turim pilnai ir dabar įvykęs yra pardavimas ir aš manau, per kokius 2 mėnesius atvažiuos išsivežti. Nes ką tik atplėšėm vokus, laimėjo italų kompanija ir... Ai, tai jau viskas nupirkta? Ne visai viskas, ne, apie pusę. Apie pusę. Mes dabar 15 ar 10 tonų? 10 tonų. Taip realizavom. Tai viskas tvarkoj, pagrindinės kompanijos yra įtraukusios mūsų nacionalinį kraujo centrą į savo plazma master failus, tai reiškia, kad jų akimis mes esam patikima kompanija, nes be įtraukimo net ir negali sudalyvauti aukcione. Nu. Tai įdomu iš išorės. Taip, iš išorės. Šitoje kameroje veikia, čia yra pirma kameros dalis, tai pati didžioji. Veikia 2 šaldymo įrenginiai, neveikia pakaitomis. O jeigu elektra dingtų, šaltinis yra. Taip. Va, čia tai yra tik tai detalė pakeisti, bet turim atskirą aprūpinimą ir ruošiamės pasistatyti kieme bendrą elektros generatorių, kuris aprūpins ne tik plazmos kamerą, kaip dabar. Jeigu elektra nutrūksta, tai mūsų kompiuteriai išsijungia, bet lieka plazmos kamera. Tai ateityje bus taip, kad turėsim savo elektros šaltinį viso nacionalinio kraujo centro aprūpinimo, jeigu atsitiktų kokia nelaimė. Tai va. Tai kaip matot, generatoriai, matot temperatūrą. Nelabai matau, bet 31,5, o kitur 29,7. Šiuo metu vyksta, čia yra pirmas kameras, pirmas kompresorius, šiuo metu dirba pirmas kompresorius pirmoje kameroje. Taip, ir kaip matot, tai nėra pastatas, o plazmos saugojimo kamera yra didelis šaldytuvas, kuris yra pastatomas pastato viduje. Tai dabar, kaip minėjau, kur statysime robotizuotą, tai jinai bus šalia, gretimai pastatyta, jokių būdų nenaikinsim šitos kameros, jinai puikiai veikia, nors ir yra gana jau amžiuje, bet viskas su ją tvarkoja. Lygiai taip pat kaip
ypač atsikraudinėjimui, kai dalį plazmos realizuojam farmaciniams tikslams, jinai yra dalis toliau, dalis arčiau, reikia tiesiog perkrauti, tai mes turim turėti ir plotą, kur tiesiog galėtumėm sunešti laikinam saugojimui dėžes. Sveiki. 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 Atėjome į ekspediciją, tai yra galutinis kraujo kelio taškas ir iš čia mes išduodam kraujo komponentus ligoninėm. Ligoninės pristato dalinai mūsų vairuotojai šitose dėžėse, jos yra, tai yra šaltkrepšiai, kurie išlaiko temperatūrą pakankamą laiką, kad kraujo komponentai būtų vėsus. O dalis komponentų yra paimama vairuotojų, kurie atvyksta iš gydymo įstaigų ir patys jos parsiveda. Tai gal galėtumėt pavyzdžiui, šitie krepšiai Kauno važiuos. Į Kauno klinikinę ligoninę. Taip. Tai papasakokit, kaip jau čia tas paskutinis etapas vyksta. Tai yra išdavimas kraujo komponentų į ligoninės. Turim užsakymus, priimam užsakymus, registruojam juos ir pagal tuos yra dalinama į ligoninės. Kiek per dieną išvežat? Pavyzdžiui, vakar 160 kažkur buvo. 160. Ir čia jūsų kraujo centro vairuotojai veža, ne pačios ligoninės atsiveža? Ir pačios ligoninės atveža. Ir atveža ir parinkimus darom. Parinkimus matėt viršui laboratorijoje. Ir jie va tik išėjo. Ai, kaip tik tie patys, ar ne? Nu va, mes nespėjom paskui, netokie greiti. Taip. Tai pagrindiniai mūsų šaldytuvai su eritrocitais, matot, pagal kraujo grupės išdėlioti. Aišku, rankinio darbo irgi likę mažai, viskas yra skanuojama, yra barkodai ir automatiškai informacija patenka į mūsų sistemą e-progres, apie kurią truputį jums pasakojo laboratorijos vadovė. Tai tiesiog galit matyti, kokios šiuo metu yra kraujo komponentų atsargos, čia konkrečiai eritrocitų. Na ir iš šitų stalčių kraunama, kaip minėjau, šaltkrepšius. Kai kurie stalčiai tušti. Taip, tai normalu, kartais susipildo, kartais ne. Dabar, pavyzdžiui, nėra didelės įtampos su krauju. Buvo pritrūkę prieš keletą dienų, pritrūkę tai ta prasme, kad mes išdavėm tiek, kiek reikėjo, bet negalėjom visiškai sukaupti rezervo. Kiek paimdavom, tiek ir išduodavom. O dabar jau šiek tiek padėtis stabilizavosi, vėl geriau, aišku, norėtųsi matyti pilnesnius šaldytuvus, bet tokio kiekio gydymo įstaigoms pakanka. Matot, nuolat yra išimami komponentai, bet jie ir ateina iš kraujo komponentų gamybos skyriaus, taip kad mes čia labai jau taip daug jų ir nelaikome. Tai va, deda šaldymo elementą. Ir tada turim temperatūros sekimo loginius, programuojam, dedam ir kai išima kraujus, nuspaudžia ir mes matom temperatūrą, sekam tą temperatūrą.